Aš dabar būčiau įdėjęs vaizdą savęs, žiūrinčio į kalendorių, matančio, kad man reikėtų skaityti istorijos darbą rytoj ir spjaudančio drėbsnis iš nuostabos. Bet tai jau reikalautų laiko, kurio aš neturiu. Todėl aš tiesiog naudosiu šitą 2 kadrų animaciją. Tinka? Tinka. Taigi, NATO ir VSO, ane? Pradėkime nuo susikūrimo priežasčių. Po Antro pasaulinio karo SSRS pradėjo skirti komunistės vyriausybės rytų Europos šalyse. 1948 metais Sovietų sąjunga, remdama Čekoslovakijos komunistų partiją, nuvertė tuometinę demokratišką Čekoslovakijos vyriausybę ir pradėjo Berlyno blokadą. Kinijos komunistų revoliucija, kuri prasidėjo 1927 metais, artėjo link pabaigos ir komunistų pergalė jau buvo ne už kalnų. JAV ir vakarų Europos sąjungininkės, pamačiusi, kas vyksta rytuose, nusprendė pasirašyti sutartį, kuri padėtų apsiginti nuo Sovietų sąjungos. Lordas Hastingsas Lionelis Ismėjus, pirmasis NATO generalinis sekretorius, pasakė, jog NATO buvo sukurta tam, kad Sovietų sąjunga liktų toli, Amerika arti ir vokiečiai žemai. Balandžio 4 dieną 1949 metais 12 šalių užsienio reikalų ministrai susirinko Vašingtone ir pasirašė Šiaurės Atlanto sutartį ir sukūrė NATO. Pirmos NATO šalys buvo Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Norvegija, Islandija, Italija ir Portugalija. Vėliau prisijungė ir kitos šalys – Graikija ir Turkija 1952, Vakarų Vokietija 1955, dar kelios šalys prisijungė vėliau. Po Vakarų Vokietijos prisijungimo prie NATO 1955 m. gegužės 14 d. Sovietų sąjunga kartu su savo satelitinėm valstybėm įkūrė Varšuvos paktą kaip priešpriešą NATO. Satelitinė valstybė yra valstybė, kuri formaliai yra nepriklausoma, bet iš tiesų yra valdoma kitos galingesnės valstybės. Aš netgi parašiau sąvoką ant ekrano, kad galėtumėt nusirašyti. Varšuvos pakto narys buvo SSRS, Lenkija, Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija ir Albanija. Varšuvos sutartis turėjo keletą tikslų – ginti jos šalis nuo galimos vakarų agresijos ir įtvirtinti sovietų valdžią rytų bloke. Panašiai kaip ir NATO, Varšuvos sutarties valstybės turėjo tokią nuostatą, kad vienas iš jų užpuolimas būtų laikomas užpuolimu jų visų. Mama, ar galime gauti NATO? Mes turim NATO namie. NATO namie. Nemaža dalis VSO narių norėjo palikti šią organizaciją. Vyko maištai. To pavyzdžiai yra 1956 metų Vengrijos revoliucija, kitaip žinoma kaip Budapešto ruduo, tais pačiais metais vykęs sukilimas Lenkijoje ir Prahos pavasaris Vengrijoje. 1968 metais po Prahos pavasario Albanija pasišalino iš VSO. Varšuvos sąjungos organizacija iširo 1991 metais kartu su SSRS. Kas ką darė šaltojo karo metu? Ši dalis bus trumpa, nes kitaip man nepavyks pabaigti video. VSO tramdė viduje esančius maištus. Kaip vienas žmogus gerai pasakė, VSO buvo sukurta, kad apgintų nuo paktui nepriklausančių šalių, bet buvo naudota tik tam, kad pultų pakto narės. NATO nieko nedarė. Iš tiesų, NATO pradėjo atlikinėti visas savo karinės operacijas po šaltojo karo. Šaltojo karo metu NATO daugiausiai dėmesio skyrė gynybai ir savo šalių apsaugai nuo grėsmių kylančių iš Sovietų sąjungos. Metas klausimams. Jei jūs žiūrite šį video gegužės 30 dieną, tada man įkūnijantis homunkulas manifestuosis šalimais ir išklausys jūsų atsakymų. Po kiekvieno klausimo jūs turėsite 10 sekundžių, kad atsakytumėte. Kad būtų lengviau, aš pakartosiu viską, ką pasakiau.
Jei sergate epilepsiją, patarčiau užsimerkti 5 sekundėm. Supratot? Pradedam. Kada buvo sukurta NATO? metais balandžio 4. Kada buvo sukurta VSO? metais gegužės 14. Išvardykit pirmas NATO nares. Užskaitysiu, jei spėsite įvardinti bent pusę. Belgija, Kanada, Danija, Prancūzija, Islandija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Jungtinės karalystės ir JAV. Taip. Iš sykio vieno. Taip. Kuri šalis pirma pasitraukė iš VSO? Atsakymas yra Albanija. Paskutinis klausimas. Kada iširo VSO? metais. Kiek klausimų teisingai atsakėte? Jei visus, tada jūs šaunuoliai. Tikiuosi, kad man pavyko įdomiai papasakot apie NATO ir VSO. Šaltiniai yra vaizdo įrašo aprašyme. Geros nakties, geros kloties, susitiksim kitą kartą.